Sveiki visi. Kokia graži naktis. Seniai besimatėme šitoje saloje. Ir ką mes šiandien veiksime, dar nežinau. Užlipau, pasižiūrėjau į savo viščiukus, deda kiaušinius, šaunuoliai, viskas tvarkoja. Pasinaudojau patarimu, įdėjau keletą viščiukų, kuriuos išperėjo, kurie susikryžmino. Jau ir Nether Quartzo viščiukas yra. Dabar klausimas taip, mes žiūrim maždaug apytiksliai. Gaila nerodo, koks šitas būstas yra. Tik, nežinau, ar greičiau čia jis ar ne, bet man atrodo, kai dar vieną geltoną įdedi, tada lyg ir atrodo, kad greičiau sukasi viskas. Po kol čia kol, tarkim, turi būtinai įdėti gal vienodą skaičių jų, šitą įdėjau, čia jisai jau biškai kitoks. Jisai nesistekina su tais. Kiek suprantu, turiu paimti kažkokį tai... Nether Quartz Chicken Egg. O tas dar retasi? 66%, okei. Išritinsimės jį. Taipogi jau gavau glowstone. Bet man įmetė tiesą, taigi glowstone man dar įkrito. Man reikia pasimti geltonų kiaušinių. Čia jau klausimas tada... Kur tie... Tai norit pasakyti, kad geltonų viščiukų... Aš neturiu net tupinčių čia geltonų viščiukų. Yellow chicken egg. Yellow chicken egg. Yellow. Oh my god. Taip, tai dabar išperinsiu dar vieną geltoną viščiuką. Nežinau, kam aš jį perinu, bet tegul būna. Padauginsim paskui spalvų. Reikės šitą vištidę tikrai sutvarkyti, nes jinai, bezabrazija, šūdai mėtosi visur aplinkui, čestai visur išsitaškė, išsidraskė. Tiesa, dabar klausimas, kiek aš kvarcų turiu? Jau 6. Labai gerai. Man atrodo, kad aš kol kas paimsiu vieną iš čia ir tegul vienas būna čia. Tada mes šitą kvarco viščiuką sukeisime su šituo. Palaukit, kas čia per? Nesting pen. Kas čia per viščiukas? Čia sandčiak. Šliukšt. Paimam šitą. Tada įdedam... no. Kaip dabar išimti? Okay. Ir dabar jisai atsisėda čia. Jis apsimetė, kad jisai sėdė. Okay. Oh my god. Viščiukai lenda iš visų pusių ir nežinau kokie. Taip, mes dabar pasodinam čia kvarco viščiuką, tada čia yra sand chicken. Ok, sand chicken is useful. O ką aš ten ištraukiau? Iron chickeną? Ok, nesvarbu. Tvarkoj, gerai. Taip, tuos susikryžimus, neturiu kantrybės laukti, kol kas. Eime į apačią, čia dar kol išsiperės, kiek čia dar, 85%, niekur nepabėgs, išsiperės, palakstys čia, pabus, kažką paveiks, kaip sakant. Dabar mes eime į apačią, aš turiu 5 glowstone, tai kiek pamenu, paskutinėje serijoje mes mėginame pasidaryti mana tablet, tą OP reikaliuką, ir jisai darosi... Transmutation table, ne mana tablet. Transmutation table. Aš esu aklas. Transmutation tablet ar transmutation table mums reikia taip. Man reikia obsidian. Ok. Taip, tai mes dabar turime koblestonijų. Kiek mes čia turime? Keletas tek. Pažiūrėkim, pavyzdžiui, pull-opt. Kas čia dabar buvo? Net nežinau, ką čia daryti. Įdėjau, kurį galima įdėti. Ką čia daryti? Burn depą? Ok. Boomed. Aš nežinau, ar čia aš kažką tai gerą darau ar ne. Kas čia vyksta iš viso? Tai tik tai cobblestone ir galiu nedėti. Geriau, pavyzdžiui, jeigu aš ironą dabar įdėsiu. Man reikia išmokti. Išmokstu, ne? Learn. Ok. Tai tukšt. Gerai, ironą išmokau tipo ir dabar kiek man ironas 256, šito viso kažką tai turim neva įdėti, o tai palauk, jeigu aš tarkim norėčiau, pavyzdžiui, kvarcą dabar išmokti, man tokia reikia, ne? Pumt išmokau ir kiek EMC, ok, dabar norit, o kaip man reikia, tarkim, aš noriu, pavyzdžiui, 2 pasiimu, ne? Ok, viskas kaip ir pusiau tvarkoj, kiek EMC turi, tarkim, cobblestonas ir kiek turi EMC viena sėkla, pavyzdžiui. Viena sėkla turi 16 EMC. Oh my god, sėklos daugiau turi EMC negu šitas. Cobblestonas 1. Palauk. Stack EMC, shape EMC. Tai sėklos man kur kas daugiau EMC to atrakintų negu kad cobblestonas. Tvarkoja, gerai. Tai tarkim, bet tam, kad išgauti
iš šito viso kažką tai turim neva įdėti, o tai palauk, jeigu aš tarkim norėčiau, pavyzdžiui, kvarcą dabar išmokti, vat, nu, man tokia reikia, ne? Pumt išmokau ir kiek EMC, okei, dabar noriu, o kaip man reikia, tarkim, aš noriu, pavyzdžiui, 2 pasiimu, ne? Tai vieną turiu palikti, ar kaip čia dabar? Jeigu aš noriu daugiau, noriu dar EMC. Lauk, tai įdedu. Gerai, aš galiu. Okei. Well, that's cool. Kritinio, nu, toks OP dalykas, bet žiūrint, kaip naudoja, ne? Sakykime, dabar aš čia turiu, pavyzdžiui, sėklų belenkiek. Oh my god, kiek sėklų turiu. Okei. Tai tas sėklas aš dabar sugrūsiu čia. Pliupt, 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 pliupt. O, ir dabar sako, vaikelį, kiek kvarco pasiimam. Tai dabar jis, matot, ant kiek OP dalykas yra. Jisai labai lengvai gali žaidimą sugadinti, tiesiog nes čia vos ne kaip creative. Tiesiog sėklų, vat, pasitaupiau per žaidimą. Na, aišku, ne creative, vis tiek kažkokia tai kaina yra, bet tai tokioje ankstyvoje stadijoje gali pasidaryti tokį dalyką ir, nu, kaip ir nelabai jau lieka iššūkis. Bet, na, yra kaip yra, nieko nepadarysi. Taip, dabar mums reikia storage controller. Ne, driver controller. Ir aš nežinau, kodėl aš to rakto nepasidarau. Taip, compacting drawer. Ir man reikia drawer controller. Taip, tai man reikia vieno deimanto. Tada man reikės belenkokio šito. Kodėl aš 2 turiu juos? Man atrodo, vienas buvo susibuginęs. Taip, tada man reikia belenkokio drawers. Taip, jeigu neklystu. Basic drawer. Kokią aš čia pasiėmiau? Akacijos. Na tai tebūnie. Akacijos. Jo, papa. Okay, dabar aš jau... Missing items. Taigi... Jezau. Dabar jau tikrai netrūks. Viskas bus gerai. Štai. Pliuf, pasidarom šitą. Tada man reikės comparators. Gerai. Taip, tai man reikės redstone. Man reikia redstone išmokti taip pat. Kiek aš dabar turiu redstone? 19. Net netelpa inventorių, okei. Okei. Ir tos, kiek šūdas. Galvoju, kad šūdas tiek EMC turi. Oh my god. Bet, aš jau žinau, kur aš atsikratysiu šūdo. Oh my. Einam atsinešti. Įsivaizduoju ten, kiek tas šūdas verties turės. Jis, na, dar reikėtų neskubėti taip jau greitai viską iškeisti, bet dabar pradžioj mes išmokstame tada redstone pasidaryti. Ir dabar žiūrim, kiek mes čia galim pasidaryti jo. Štai, pasidarom šito redstone šiek tiek bumt, už visas, kaip sakė. Gerai, dabar pagaliukų turim, neturim, tuoj turėsim, buft, taip, tų pagaliukų čia mums reikės belę kiek, tai iš karto pasidarau normaliai, darom comparators, pagaliau galės pasidaryti drawers, taip, poras tų reikia, gerai, ir tada buft, štai mūsų didingasis, reikalingasis dalykas. O šitas compacting, ne, tingiu dabar darytis, taip tingiu darytis, kad jūs net neįsivaizduojat. Bet reikės. O tai dabar glowstone, vieną tik tai turiu glowstone, bet irgi galiu. Na, tai čia kaip galima pasakyti taip, kad jau kai tingisi darytis, labai gerai tokiom serijom, nėra čia dabar, nėra iš ko darytis, nėra laiko galbūt, ar dar kažkas tai panašaus, tiesiog, paėmai pasidarai, tai jo, bet labai jau daiktas, čia kaip narkotikas, prasme, jeigu jo nebūtų, būtų geriau, bet kai yra, negali atsispirt pagundai naudoti jį, tai kažkas tai tokio. Gal blogas palyginimas, bet vis tiek. Bumt. Gerai, einam pasižiūrėti, kiek šūdos tekas yra vertas. Pasižiūrėjau, kad 9 viščiukus turiu šitos, tai aš dabar jeigu juos įdėsiu čia, ne, neišeina taip padaryti gudriai, o taip, 6, o taip 9. Jo, dabar daug greičiau. Gal ir neblogai, bet irgi daro saupi. Šitas visas reikaliukas. Gerai, padėkim čia, nes aš jau turiu visą viščiukų armiją. Bet gal ir gerai, tarkim, gerai iš tos pusės, kad gali susidėti juos visus į čestą, na ir turėt, kad jeigu kažkas tai numirtų, kažkur kažkas tai dingtų, gali faktiškai, na, turėti kažkokią tai alternatyvą. Medinis viščiukas. Šitie 2 viščiukai. Aišku, ačiū Dievui, aš visą sėklą sudėjau į šitą visą generatorių. Dundukas būdamas. Klausimas, ar aš turiu sėklų. Na, čia greitai vėl prisirinksim. Kur plunksnosais, kuo puikiausiai. Su pirma, tada reikia man pasidėti viską, dabar ko aš nenaudoju. Čestas, tiesiog random blokas kažkoks, tai duona, kibiras,
šitas čia dalykas visas. Cobblestone'as atsitiktinis, įkritęs kažkur. Čia man visai taip jau atsitiktinai. Va, čia dar yra kur padėti. Gerai. Ir taip, surenkam visas plunksnas. Buft, kiek tas EMC. Oh my god. Steko vertė, pasižiūrėkit. Jesus Lord. Oh my. Jo, čia labai gali gerai gyventi. Tai viskas, ko mums reikėjo. Aišku, kita vertus, reikia, norint kažką tai gauti, reikia kažką tai išmokti. Iš oro negausi šiaip savo. Bet, tarkim, na, tai žodžiu, norint kažką tai gauti, ko dar niekada nesiturėjęs, tai reikės judėti ir mėginti progresuoti. Bet, sakykime, norint dabar, pavyzdžiui, jau išgyventi iš dabar esamų dalykų, tai ką čia mes, kaip čia, pavyzdžiui, steką išeina paimti, steką neišeina, bet, sakykime, redstone reikia, no problem, kiek reikia, pasiėmė savo, glowstone gal reikia, prašom, negaila tikrai, neaišku, kaip pasiimti right clickint, ne. Jeigu shift right clickinsiu, tai ne. Su double clicku irgi. Su vidurinio mygtuku nelabai yra. Tai tiesiog atsargiai, nes dabar jeigu shift right clickinčiau, tai čia dėčiau iš visus kvarco arba ko nors kito. Bet va, deimantą irgi reikėtų man įdėti iš tikrųjų. Na, sakykime, deimantą, emeraldą, pavyzdžiui, lapis. Šitos dalykus irgi reikia išmokti, sakykime, ne? Puf. O, susidedam visus šituos. Irgi kiek deimantas jiems į. Nu, aišku, deimantų norėčiau išsimti daugiau, jau automatiškai daugiau man kainuotų tas visas, bet vis tiek, kvarco galim pasiimti, juodojo kvarco. Gal ir neblogai, bet neblogai iš tos pusės, kad tik va tokiems kaip va video filmavimui, kada tikrai, sakykime, esi įspraustas į kampą ir, čia pradėjau statyti kažką, neturiu kažko, tai ir va, iš kur dabar gauti, ką daryti, va, greitai, eini prie transmutation table ir pliup, savo, pasidarai, kiek reikia, ko reikia. Ok, einam dar parsinešim kažkokių tai dalykų, kurie nereikalingi ten viršui ir užkemša čestus. Su tom plunksam visai neblogai čia su jie. Tai faktiškai bus galima tiesiog, dar aš pilnai tikiu, kad bus galima netgi pajungti automatiškai. Tai tarkim, aš galiu automatiškai EMC turbūt paduoti, aš bent jau taip įtariu. Iron Chicken Egg. EMC nėra tokio čia? Ok. Šitie neturi, šitas lyg ir turi. Žodžiu, kiaušinių, stack EMC. Jesus Lord, oh my god. Dar sakau, plunksnas varysiu. Irgi nemažai, šūdo blokas irgi nemažai verta. Na, bet šūdo blokas, man atrodo, jis man pačiam asmeniškai bus daug vertingesnis negu kad, kišti į stalą, kaip sakant. Tai manau, kad aš jį pasiliksiu kol kas. Dabar žiūrim, ką čia mes turim, ar niekas neužgrūdžia mano red chicken. Čia plunksnas va susirenkam. Čia tą šūdą įkiškim, čia tegul būna. To vėl va praeisiu ir vėl prisirinksiu tų šūdų visur. Gerai, taip. Čia nėra plunksnų, o čia yra. Paimsime. Ir glowstone pradėjo po trupučiuką dėti. Na, visai neblogai. Čia taipogi ištraukiam. Na ir tą flintą ištrauksim, sumesim. Jo, gaila, kiaušiniai neturi EMC, bet na, negalimgi norėt, kad viskas čia būtų panaudojama. Na, norėt nedraudžiama, kai sako. Gerai, važiuojam į apačią, sugrūsim šituos visus reikalus ir ką, tada pasidarysim mes. Kaip gaila, kad neturiu slaimo, nors vieną slaimą turėčiau būtų labai gerai. Tiesa, slaimus galima pasidaryti iš ryžio, minėjo Darius. Ir pats buvau užmiršęs, aš esu daręs tuos visus bumt, va, štai 93 štukas. Važiuojam kaip priklauso. Taip, ryžių sėklą. Ar aš ryžių sėklos turiu? Coffee seeds, ancient grass. Va, ryžių sėkla čia. Klausimas, ar jai reikia kažkokių papildomų augimo sąlygų ar ne. Šiaip ryžiai ten vandenį kažkaip tai turėtų jie augti. Ar kažkur tai pusiau ten apsemti. O ne, čia viskas kur kas paprasčiau. Nekomplikuota. Tai mes pasidarysim taip. Nurinksime derlių visą. Sėklų daugiau be abejo nenaudosiu, nes sėklos pasilikti reikia, jeigu reikės viščiukams ar dar kažkam tai panašaus daryti. Žodžiu, susirenkam tada visus šitos reikaliukus, einam atsinešti bone mealą ir pabandysim bone mealint šitą visą ryžių sėklas. Gal sėklas užsinešiu į viršų. Bone mealinsim ryžių sėklas, pasidarysime ryžių ir pažiūrėsime, kaip ten sudėtinga tą slime ballą padaryti, o gal ir visai nesudėtinga. Kiek prisimenu, Septec Ages, tenai tam mod pack'e yra šiokia tokia sunkumo lygį ir pasidaryti tas ryžių sėklas, bet ne per daug sudėtinga. Tai aš manau, kad čia irgi nebus labai jau taip jau sudėtinga, pasižiūrėsime tuoj. Štai, vanduo
panaudoju ir rice dough. Ai, tai čia kaip ir visai paprasta. Tik tai tiek, kad kibirėlį palikau viršuje, na, bet suleisime va porą steko bone meal ir turėsim tus. Ai, net nereikia porą steko bone meal, užtenka vieną. Apie ką aš ir kalbėjau, kad, sakykime, dėl ko tas transmutation table sugadina visą žaidimą, nes, na, tu turi lengvą prieigą prie resursų ir tada kam tau kaip ir stengtis arba eikvot laiką ir tiesiog auginti pačiam tos ryžius. Pasiėmei savo, tiesiog užsiauginai dėl pavyzdžio, sakykim taip, ir viskas. Gerai, tai čia gal sušveičiam tuos bone mealus visus. Nes dabar turiu dough, tada tą ryžių tešlą su kibiru reikės tiesiog vandens sumaišyti. Turėsim slime balls ir tiek. Ir viskas. Tai jo, tai tarsi sunaikina tą tokį smagumą, malonumą, kada tu lauki, kol užaugs tau tas derlius, tada tu jį nusiimi, tada žiūri, kiek tu gauni to derliaus, žiūri, ką daryti su juo ir panašiai vertini tą kropsą, kaip sakant, na, tarkim, ilgai, pavyzdžiui, auga, ne? Kažkas tai tu ilgai auginai, gal ten sunkiai auga, pasidarai kažkokią tai laistymo sistemą. Na, daug dalykų, ką galima nuveikti, žaidimas vis tiek jisai, vat, kai jisai padaromas, jis toks lempiškai per lengvas, tada aš net nebesuprantu, kam daryti jį tokį. Na, tipo, jeigu nori, tarkim, kad, na, galbūt daugumai per sunkus tas žaidimas, aš nežinau, ką čia išmokti negalima jau, tipo, šito. What? Aha, tai ar nebus čia kažkas tai... Oh my lord. Aha, interesting. Tai tipo šito išmokti negalima. O šitą? Ok, tai gal yra kažkokie tai stabdžiai trupučiuką kaip, kad kažko... O, bet caps nevo galima. Ai, tai jeigu jeigu shift left klikini, tau po steką išmeta. Tai va steką tik ką išsimečiau to, tai aš galiu, pavyzdžiui, steką kvarcą išsitraukiau, steką goldstone išsitraukiau. Gal ir nieko, bet vat gaila šito negaliu daryti. Ai, nu tai tada vis šis tas. Tai tada bent jau tiek gerai galvau, kad ir tuos auginamus dalykus irgi bus galima išsitraukti. Tai jau, sakau, tada būtų visai nesąmonė. Jau tada, come on. Jau būtų biškutį ne kažką. Tai dabar, va, pavyzdžiui, kad nereikėtų čia, mums reikės poras irono, tada medienos pasimsiu iš često. Cobblestone neturiu, man atrodo, visą sukroviau tenai į šitą transmutation table. Ką aš dabar padariau? Išmečiau. Nice. Na kągi. Nu, va. Ir pasidarysime dabar tuos 2 sticky pistons. Tai drawers, compacting drawer. Man reikia šiaip daugiau pasidaryti jų. Man reikia jų pasidaryti nemažai. Man reikia pasidaryti šitų visiems. Man reikia pasidaryti šitų dalykų visiems resursams. Tai reiškia, dabar visiems metalams man reikia pasidaryti šitos compacting drawers. Tai ką dabar? Padarykim taip. Reikia apmastyti, ką čia galima būtų veikti kitoje serijoje pagal tos jūsų prašymus ir pagal viską. Mes tada galėtumėm pasidaryti naują salą kažkur tais. Čia būtų sekančioje serijoje. Pastatyti reikėtų salą. tą salą reikėtų statyti, aš nežinau, gal viduryje, čia nugriovus šitą platformą, ką mes dabar ant tos platformos turime čia. Seniau čia būdavo kompostavimo vieta, bet dabar aš jau jos kaip ir nebenaudoju. Na, kompostavimo vieta dabar viršuje yra tenai šalia viščiukų ir jinai užima labai nedaug laiko vietos. Tai aš manau, kad aš šitą platformą sekančioje serijoje savo pasijungiu replay ir tada varau į tą tokį kūrybinį režimą. Nugriaunu tą platformą ir tada galbūt, na, panašiam kažkur tai aukštyje ar kažką tai panašaus ir žiepti čia kažkur tai salą aplinkui. Padaryti dar vieną salą kybančią ir tada, einam čia pasižiūrėsim pro balkoną tą vaizdelį visą. Na taip, čia manau, kad ir bus, baisu, jo, bus geriausia vieta čia kur nors padaryti dar vieną salą kybančią ir šitoje saloje įrengti gal, kad galvoju, net. Kaip reikia įsirengti, tai man dabar, bet nebūtinai salą. Žinau, ką padarysiu. Sekanti serija iš karto prasidės nuo statymo ir tiesiog iš karto, be jokių kalbų, be jokių pezėjimų. Sugalvojau. Sekanti serija iš karto prasidės nuo statymo ir mes statysime storage plotą kažkokį tai. Nežinau, ar tai bus sala, ar tai bus statinys kažkoks tai. Aš žinau tik tai tiek, kad dabar baigęs filmuoti šią seriją, sueditinsiu, įkelsiu ir tada imsiuosi kažkokią tai galbūt eskizą ar pasiplanavimą kažkokią. Nes čia jau
jau yra storage roomas. Man reikia susigalvoti, kaip jisai bus padarytas, kad aš neišnaudočiau per daug laiko jį statydamas, bet jeigu netyčia nemirčiau ir man reikės jį naudoti, tai jisai turi būti patogiai naudojamas, turi tilpti, plius minus visi resursai ir jis turi būti, lengvai įeinamas, lengvai resursai turėtų būti randami, tai va, toks turėtų būti tikslas. Tai tokį tikslą ir paliekame, kad sekančioje serijoje statysime storage roomą. O koks jisai bus, velnias žino. Tai va, tiek tų žinių, o dabar, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Bye bye.